Po truputį bėgant tavo gyvenimo metams supratai, jog nori vairuoti tikrą motociklą. Nors iki to niekada to nedarei, tai šitas video kaip tik tau. Vaizdo įrašą pasidalinsiu savo nuomonę ir patirtimi, kaip pradėti valdyti motociklą nuo nulio. Kaip manai, kur gazas yra? Taip, čia yra gazas, tik reikės į save. Kaip gera laisvą dieną pasivažinėti su motociklais. Štai kiti. Ir šiandien turime dar vieną naują projektą, tai Yamaha XJ6 600 kubų, stritukas, naked. Turbūt visi, kurie kokia, nežinau, 7-9 metai atgal laikė teisės registrą, tai turbūt kiekvienas su tokiu esate pavažiavęs, nes tokie motociklai yra registroje, vairavimo mokyklose. Šiandien ir noriu pamotovloginti su štai šitokiu aparačiuku. Grynas padedančiųjų motocikliukas. Tai va, įsikūrė. Tylus, visas stokinis, nu veidrodėliai nestokiniai. O koks šiandien video? Šiandien video bus apie taip, kaip pradėti valdyti motociklą nuo nulio. Visiškai neturim tam įgūdžių vairavimo. Visiškai nesėdė gyvenime nuo motociklo. Ir panašiai. Nežino net kur gazas, nieko. Tai vat, nesu aš A kategorijos vairavimo instruktorius, bet daug metų važinėjau su motociklu ir tiesiog savo nuomonę, kaip reikia pradėti, nuo ko reikia pradėti valdyti motociklą ir bandysiu perteikti šiame video. Daug matau pavyzdžių, ten video mačiau kitų, ten kaip kiti mokina ten. Tai daug vėl savo nuomonę sakau, matau daromų klaidų, ne taip reikia pradėti ir panašiai. Kaip pavyzdžiui duoda ten labai galingą motociklą, ten mokina ten gazą duoti, ten ir panašiai. Tai nu daug klaidų ten rėkia ir kad ne taip daro kažką ir panašiai. Tai pirmas dalykas, nuo ko reikėtų pradėti apskritai, tai nuo noro. Ar žmogus nori išmokti, ar jam to reikia iš vis. Tai jeigu noras didelis ir aišku geriausius išeiti vairavimo mokyklą, tam ir mokot pinigus, kad instruktoriai pamokintų ir papasakotų viską nuo pagrindų. Bet žinau tą jausmą, kai baisu eiti, kaip aš ten atrodysiu, kaip kvailys, kvailė, dar kažką, tai nereikia bijoti. Bet jeigu visgi nusprendėt pasimokinti su kažko, draugu, ten dar kažko, ko aišku šiaip negalima daryti, bet tarkim, jeigu nieks nemata, privačioje aikštelėje, visa kita, tai pirmas dalykas, ką reikia turėti, tai motociklą. Kas ir taip, aišku, ne? Iškart pasakau, ten litrai, britvas, didžiausia klaida yra mokinti su tokiais dalykais. Esu pasimokęs į skaudžių savo patirčių, kai buvusi lieka į garažą man ten, tai gerai, kad viskas gerai baigėsi, finansai dzin, bet sveikatos atžvilgių viskas gerai. Tai turėtumėm tinką motociklą. Tai vat aš kadangi turiu XJ dabar, visai puikiai vat tinka vat toks. Tada žmogus suinteresuotas mokintis, išmokti. Nu, jeigu turit aikštelę kažkur privačią, kur nebus pašalinių, niekam netrukdysit, jeigu sužeisit, tik taip pat ant savęs pykėt, nes visgi pasiryžot, motociklas klaidų neatleidžia jisai. Oi, ne, ir vienas Odukas ir T-Maxas. Kitą Maxą norėčiau. Reikės kantrybės, reikės laiko, reikės išlikti ramiam, nes motociklą šiaip lengva vairuoti, bet, nu, lengva tiem, kurie jau vairuoja daug metų ir tikrai, kai galima nesupras, pajudėti iš vietos dar. O tas, kuris nuo nulio mokinasi, jisai nesupranta.
Todėl pirmas dalykas, ką reikėtų, tai supažindinti su transporto priemonė, kur yra sankaba, kur poweras, kur priekiniai stabdžiai, kur galiniai stabdžiai, kur posūkiai, kur kaip junginės poweras, kaip jos išdėstytos ir panašiai, tai vat. Nu gerai, atsisėsk ant moco. Tai, nu kaip manai, kur gazas čia yra, žinai? Žinai, tai va, gazas bus čia va, dešiniai pusėje visą laiką, ne, į save traukti. Šalia kas čia bus, kaip manai? Priekinis stabdis. Taip, priekiniai stabdžiai, ne, o kita rankinėlė kas yra, kitoj pusėje? Šita, tai sankaba. Taip, sankaba. Nu, o kur galiniai stabdžiai? Taip, galiniai stabdžiai bus čia, ne, dešiniai pusėje kojai, lenkti į apačią kojelę, ne. Ok, kitoj pusėje yra poweras, ne, tai padėk koją vieną ir į apačią. Tai bus pirma pavara, ne, koją užkišk, nu ir į viršų bus nu čia laisvungiai, bet dar į viršų, čia bus antra, dar į viršų, trečia, dar į viršų, ketvirta, dar į viršų, jungi viršų, penkta, dar į viršų, šešta, ne. Jeigu norime vėl į pirmą, tai į apačią. Aš nereikėtų pasistumdyti biškį moc, kad dirbtų sistemai viskas. Ir tiek, tai čia bus poweras. Gali pasityti ant kojelės. Tai va taip, na ten visokios ilgos šviesos posūkiai, tai čia jau dabar mes vėliau supažinsim. Aišku, reikėtų ten posūkiai papasakoti, visą kitą, viskas kaip ir, kas vairuot mašinas, kaip ir mašinose. Tiesiog viskas kitaip truputį išdėliota yra ir tiek. Kai su motociklu susipažinom, tada galim prieiti prie antros dalies. Ir tikrai nevažiuoti iš karto, o tiesiog taisyklingai atsisėsti, užkurti, parodyti, kur yra laisva, kai veikia sankaba. Ir būtent pirmi dalykėliai turi būti nuo sankabos, nereikia ant to gazo, visą kitą. Nu, kaip mašinai raktas, ne, yra, įsikišam spynelę ir jungiam degimą. Pasaukim lengvai. Nu, įsijungia degimas. Ir visą laiką reikėtų pažiūrėti, ar laisva pavara. Ne, tai laisvos nematom jokios žalios lemputės, nes mes junginėjom pavaras, tai turi dabar susirasti ją išjungio sankabą. Ir tikėk eina į apačią kojelę, į apačią. Pasistumdink mocą, tai pirmyn atgal su vieną koją, va taip. Gerai, ir į apačią spadinėk su kitą koją. Gerai, dabar čiut į viršų. Opa, ir matom, užsidegė žalia lemputė. Tai reiškia, yra laisva pavara, kaip ir mašina jungiama nelaisva. Tai tada yra visai saugu kurti, ne? Tai mašinas sukam raktą ir tiesiog jinai kaip užsikuria. Tai čia tiesiog su raktų degimas jungia ir motociklai turi starterio mygtuką, ne? Jis yra dažniausiai dešiniai pusiai. Iš pradžių kill switchas pasižiūrėti, ar yra nuleistas, ar jį, nes čia yra užgesinimas, čia yra užkūrimas. Paspaus. Ir žemiau yra mygtukas, viskas, motociklas susikūrė ir jis puikiai ant laisvų apsukų dirba. Tai va taip, ne? Tai dabar ką aš noriu, kad padarytum, noriu, kad gal nežinai ką padaryk, pirmą reikia apsiprasti prie motociklo svorio, visą kitą, tai nuleisk kojelę su koja, stovėjimo kojelę, taip. Ir noriu, kad motociklą pastatytum ne į tvorą, o pastatytum tiesiai, kad jisai būtų. Pati jo, taip lengvai su kojytėm, biškį atbulinį gali, kaip su mašina, ne? Kad pajausim tą svorį. Ir kas nors pastebėjo, ką darome dabar labai blogai. Ar atkreipite dėmesį? Tai kas yra blogai, tai kaip jinai dabar sėdė užkurto motociklo, griežtai draudžiama yra. Nes pažiūrėkit į rankas ir pažiūrėkit į plaukus šviečiančius. Tai taip būti negali. Tai va ištaisysime klaidą. Tai ką ir noriu pasakyti, pirmą mokinkit mažus žingsnelius, pradėti nuo lėtai, vat. Pajausti sankabą, vat. Pajaus motociklo svorį. Neduoti iš karto apsisukinėti, ten panašiai pradžiai nuvažiuoti tiesiai, užgesinti jungus laisvą, kas irgi yra praktika.
su kojom pasistuminėti, apsistuminėti, nes kodėl va taip reikia daryti, todėl kad žmogus tas, kuris mokinas, pajausia motociklo svorį, svorio centrą ir panašiai, kad visokių niuansų yra, kaip koja šalia padėta, koja toliau. Nu ir visokių tokių tiesiog leis jam priprasti, ar jai ten. Bele. Nu, šalmas yra, pirštinės yra, šalmas gal ne pats saugiausias, bet kad eitų kvėpuot normaliai, nes įsivaizduoju bus biški stresiuko lengvai. Tai ką darysime? Nu tai, žinai, įjungsim bėgimą. Taip, na, siurblys sudirba, viskas gerai. Užsikursime, pažiūrėsim, ten yra laisva. Jo, ir šiaip patartina sankabą laikyti, kai kūrėme, kaip ir mašinai. Ir starteriuką. Ir jeigu tikrai matai, kad laisvas, aš lengvai atleis sankabą, ne? Tai va, nu kaip ir mašinai pati žinai, kad išminti sangą, jungti pirmą pavarą ir atliet sangą ir visą kitą, ne? Ir jinai gražiai ramiai važiuos. Tai priminau, kad pradžiai nereikia mokėti greit važiuoti ir dar kažką, ne? Mes mokinsimės labai lėtai. Kodėl labai lėtai? Todėl, kad turim pajausti motociklo svorį, sankabą ir panašiai, ne? Tai ką darysime? Išminsiu sankabą. Jungsiu pirmą pavarą. Gerai, kojas bus dabar ant žemės ir dabar va tame atsistosime va taip tiesiai, kad važiuoti. Ir ką darysi? Labai lėtai sankabykė, labai lėtai. Gazo jokiais būdais nedosi. Tik čiut sankabą ir net leis pilnai. Va. Atlinėjai, kad pavažiuotų metrą ir vėl išminsi. Gerai, kojas, vėl išmink. Matai, jau valdai motociklo. Gerai, vėl taip lengvai, labai lėtai sankabą. Gerai, va taip lėčiau, va taip ir dirbi. Dar truputį. Dar, gerai. Sustojame. Ir stabdžiuką priekinį, lengvai, labai švelniai, taip. Gerai, ir dabar mes norim, pavyzdžiui, sankabą atleisti, kad nu, nedeginti jos ir palsėti. Tai turėtum jungti laisvą. Į viršų lengvai. Viskas. Ir tada gali atleisti sankabą. Ne, variklis jeigu dirbi. Aišku? Tai va, tai... O tai patrūblį. Tai dabar galėsi, bandysime pilnai atleisti sankabą. Nu ir žinai, kai mašina nori stoti, jai vėl išminti, ne? Tai ką darysime, tai va kiek čia tiesiai geltonos linijos ten matai, ne? Tai va taip lengvai atleidinėsim, su kojytėm kol kas labai lėtai turi. Su sankabą dirbsim, taip? Ir tenai, kai sustosi, jungsi laisvą ir pati su kojom apsistumsi mocą, tam, kad pajausti jo svorį, gabaritus ir panašiai, gerai? Tai jungi pirmą pavarą. Ir labai lengvai. Va taip lėtai, va, biškai jo, primink vėl atlinėk. Va taip, kad pajaustum čia sankabą. Aha, matai, jinai bėgėjas, bet gerai. Gerai. Išmink sankabą. Ir taip, laisva būtinai. Ir kadangi variklis, kad ne užgesink. Jo, ir dabar noriu, kad apsisuktum su kojom, taip, pasistumdinama. Aišku, mes baikai nieks taip nedarom, bet aš noriu, kad tu pajustum svorį. Kodėl? Todėl, kad reikės iš garažą išsistumti, reikės prasistumti į garažą dar kažką. Sustok, kad bulinį dabar. Stabdžiai jo turi jau ką. Nu, tai va, aš ir noriu, kad pajustum, nes važiuoti visi moka tiesiai. Kaip ir su dviračiu, vat. Gerai, vėl į priekį. Va taip. Kodėl taip darant? Todėl, kad pajustum motociklo svorį. Ir bišką, ne? Nes kas jeigu... Nevaryk į tą priekabą, tam po to varysim taip tiesiai skersai, gerai? Nes reikia nepamiršti vėl, kaip kalbėjom, buvom jau kalbėjo, kad ne į apačią žiūrėti, o į priekį, kur tiesiai stovės. Ne? Vat gerai. Nu ką, vėl. Užgesinam, užsikūrė motociklą. Aha, užsikūrėm. Pirmą pavarą. Ir stengiasi neįspidomint ant žieto tiesiai, kur važiuoja, ne? Nu ir pamėginkim dabar čiut greičiau, ne? Nu, ta prasme, atlinėsi sankabą, bet be jokio gazo. Atleidinėjai. Gerai, pamėgink kojas padėti. Ir žiūrėk, kur žiūrėk į kelio, nes jau, matai? Okei. Dabar išmink sankabą. Ir lengvai stabdžiuką ir kojas nepamiršk jo. Nu, visai neblogai, ne?
Gerai, vėl pamėginsim. Vėl labai lengvai, be jokių gazo, be nieko. Ok, kojas pamėgink padėti dabar. Ir gerai, dabar vat. Gerai, važiuok ratą į dešinę. Daug nesuk labai. Gerai. Atsargiai žviriukai, kelią žiūrėk, stengiasi ne į vairą vėl, kad matytum, kur prieki važiuoji. Ok. Nu kaip? Gerai. Motociklas važiuoja su karburatoriu, netingiami sureguliuotų gali šiek tiek sunkiau būti. Kaip purškimas turėtų taip gražiai dirbti. Gerai. Išminam sankabą ir švelniai labai sustojame. Švelniai, jokių staigių judesių. Laisvą pavarą. Tai duot pripras prie motociklo svorio ir panašiai, todėl gerai pradėti nuo silpnesnių motocikliukų, pavyzdžiui, 1.5 ten kubatūros, o tik po laipsnių perėti prie didesnių, sunkesnių, nes 600 jisai šiaip vaikiškas tiem, kurie važinėja 6 litrais ant 100 kW ir panašiai, bet nuo nulinuko tai tas labai jautrus gali pasirodyti gazas. Kitas dalykas, jie labai įsitempę visą laiką būna. Todėl reikia ramiai, susankabimeikia ir jokių ten gazų, ten kojas net turėtų būti nuleistos. Ir kol to neišmoks ramiai pavažiuoti, neužgesęs ir neįjungus laisvos pavaros tol ir nereikia ten tų kojų kelinėti ir duoti iškart ant gazą panašiai, kas gali skaudžiai baigtis. Na ir kai jau apsiprato, galima jau duoti ir jau kažkokį aplink aikštelę apvažiuoti. Didinti tą kojų padėjimo atstumą nuvažiavimo. Ir va tiesiog taip po truputį, nerėk, nekomentuot daug, o ramiai aiškinti ir leidži žmogus, neišeina sustot, pailsėti. Ok. Ir niekados neleis per daug atsipalaiduoti ten. O kaip aš. Nusipirksiu suši. Nu va, paleidau vieną dabar ir važiuos į ratais, kol apsipras prie svorio, prie visko. Svarbiausia kantrybė ir laikas. Nesikėkik iš karto atsisėdę, ten vienkių kelnuoti ir panašiai. Va ir važiuosiu tokį ratą. Didelė privati teritorija, niekam netrukdom, tarp jų esam mokyklos aikštelė čia. Ir čia pašaliniai asmenys negali būti. O dabar mažesnė teritorija apsisuk. Va čia apsisuk ir prie manęs atvažiuok. Pro kitą pusę suk. Į kairę suk. Gerai, kadangi visai į temą sekas, čia prie manęs sustosi. Įjungsi laisvą. Užgesinsi variklį, pro dešinę pusę, atsiprašau, pro kairę pusę nulipsi, laikydama motociklą. Pro kairę pusę, sakiau. Nu, pastaisiau. Matai, vat kaip sunku yra, ne, va ten. Nu, nulipam pro kairę pusę. Ir dabar ką darysi? Atbulinį įsistumsi čia, va, tą formą darysime. Čia mašina yra ta forma, bet mes su motociklu principas toks pat. Matai, kaip sunku, ne? Turi save būt pavertus, į mane neves į prieš pusę, bet lengvai, nereikia tiek daug. Va tas yra, kol neišmoksat, va tokių dalykų motociklą galit nesėsti. Čia biškai daugiau, aišku, sunkiau tau, nes daugiau vietos, bet va, nu ir vaira kur tu. Supratai, apie ką eina kalbo? O kaip tą formą darom? Ne? Du, aš tau parodysiu. Jo, ne, ką turime, kol jūs neišmoksat valyti mocą, visą kitą ir čia vieną reikia ir žodžiu yra įsistumti reikės. Tik aišku, ten biškai siauriau bus, ne?
irgi reikia nulipti ir vat gražiai, ne, vat, tuo motociklą. Lengvai šona to? Ką? Tai, vat, aš biškai pasvėręs į save, ne, įsistumti, vat, pasatyti ant kojelės ir vat, ne, tada regitrinis sako, į kurią pusę išvažiuoti, kairė dešinę, tai atsisėdat, vėl, kaip sakėm, įsikurti ir, ne, į kurią pusę nori, kad išvažiuočiau. Į dešinę. Nu, į dešinę. Ir ką rodo? Posūkį. Posūkį, ne, būtinai, vat, daugumo klaidų. Ir, aišku, išvažiuoti gražiai. Nori pamėginti? Tai arti motociklo esi, nebijok, ne. Tai važiuoju, plačiai, svečiai, pasiėmė. O tai vat mano. Nesu va čia taip lipas, kuris ir ant savęs, žinai, nu, pagaunio, stoja vat varčiai lengvai, va. Ir stumiu, aš čia stumiu. Ir stumiu ir vairuoju. Jeigu aš čia būsiu, nu, vat dar ant savęs meti, žinai, nu, tik tikrai sunku, tu svorio centrą ne taip padarai. Va, jisai lengvai, ne, į priekį ir vat. Stumiu, ne, va tenai. Į priekį, vat, stumiu, visą kitą. Ne, per arti. Per arti prie motų stovi. O taip, kojas plačiau kas. O, laikai, paleidžiu. Stačiau, mocį laikyti. Nu, ir stumso ranką. Eina? O, matai, biškai pasvėja. Suk. Puivu vairuoja. Бля. Poską nemačiau, okei. Nu, gaziuko. Daugiau biškai. Daugiau dar. Išmini sankabą, jungi antrą. Labai lengvai sankabą, labai lengvai. Atliek biškai greičiau jau, nes užges. Ne, gazo nedok. Nedoga, sankabą atliek, viskas gerai. Jau tik greičiau važiuoja. O ten kaip tu darai, būtum vienkį iškėlus. Biškai do gaziuko daugiau. Daug, nebijok. Nes man jau karšta, geras sportas. Gerai, kelią čia nepamirš. Greičiau važiuoja, ne jau? Jauti tą? Biškai platesniais kampais važiuok. Prie manęs artėjai. Suk vairą, jo. O dabar daugiau nebijok. Padok, nebijok. Daugiau. Daug. Gerai, išleisk. Išmink sankabą. Švelniai stabdai. Stabdai. Iki sustojimo. Laisvą jungiai. Pagavesnė. Patiko labiau? Yra, kad biškis smegenys o darbas dabar yra. Jo, nes biškį išgazin, kai tu ten sangos net leidės, jau gazą norėjai duoti. To būtų taip į priekį labai šuoja motas ir oi, labai pavojinga. Jo, tai, nu žiūrėk, varyk. O žinai ką, nemačiau nei vieną posūkį kažkur suktum. Pradėk rodyk posūkį dešinę. Nematau posūkį, ai matau gerai. Išjungiam posūkį. Pradėk multitaskint mokintis. Jeigu nori išlaikyti regitroj teisės, tai reikia išmokti viską. O ne tik, nes čia mokinamės ne šiaip savo. Ir nesu kažkoks A kategorijos instruktorius, tiesiog perteikiu savo važinėjimo patirtį, kas nori išmokti, padėti. Ir va, poskus rodo, matau. Problemų nebus, tiesiog reikia laiko, praktikos ir smegenų. Nes motociklai klaidų net leidžia, jeigu ką. Net pačiam iškiek prakaitas išmušė. Gerai, dabar labai ką mokinsimės, tai labai lėtai važiuoti, ne? Tai yra, būsi kojas padėjusi, bet valdysi motociklą su sangaba tik tai. Aš eisiu žingsniu, tu neturėsi manęs aplenkti. Gerai? Išmini sangabą, jungi pirmą pavarą ir turėsi šalia manęs važiuoti, ne? Neaplenk manęs, aš ranką rodysiu ir neturi manęs lenkti. Ir kojas abidvi turės būti ant motociklo. Va tokiu turi greičiau važiuoti, manęs neaplenkti. Neaplenkti manęs. Ir šalia manęs važiuoti. Važiuoti, kojų negali padėti. Pagaunė, ne, ką mokinamės. Valdyti, nu ir neatsilik. Aš gal lėtai einu, va taip. Ir neaplenkti.
Gerai, sustojam. Gerai. Greičiau. Neturi manęs aplenkti. Nu čia ne motociklų parkavimo aikštelė, bet vis tiek tokią aštuoniukę padarysim, parodysim, kaip va, dar truputį 10 minučių pasivažinėjo. Nu pavinguriok va čia. Aštuoniukę tą įsivaizduojama va. Čia aišku ne aštuoniukę, bet vis tiek va kaip va. Tokį siauresnis tenkis. Arčiau, kur pat prieš tai, kur ratą tiesiog važiavo plačiai, o kur jau va jau. O užteko kokią taip va 20-30 minučių pasivažinėti, kiek čia. Vėl prie manęs. Prie manęs jau, nu kaip, jau sukčiauji. Nu gerai, supratau, kad... Jo, supratau. Gerai padaryk, va, to šuniuką. Tai užteko 20-30 minučių, kiek čia pasivažinėt ratais. Pajausi motociklą. Nu va, kaip puikiai va sukinės. Kas aišku, važinėti atrodo gal juokinga, kaip galime mokėti, bet kas nuo nulio nesidėjo, nevairavo motociklą kaip ši mergina, tai... Tai... Iškai buvo, kad dabar ta formos pratimą kitaip darom, bet... Nu, čia apšilimai čia. Čia mes ne kategorijos. Instruktorius kažkoks esu, tik aikštelė esam. Leido atvažiuoti. Nu, va taip. Nori sugadinsiu nuotiką. Sustok ir atbuli, neįstumk mocą, kaip prieš tai neįstumiai. Mokinamės vaikščioti. Nu, sukam. Galėjau šiandien neįti salę. Ką darei salėj? Kojas, nu, salė tavo. Motociklininkai, jeigu nori būti. Nu, kažkas į temą stumi. Aišku, čia regitrovėjų užpratimas bus siauresnis, daug sunkiau ten. Čia tai mašinom tą formą reikia įvažiuoti. Nu, kur tu vairą vėl suki? Tu dar pasisunkini savo tokį plačiai taip varydama. Nes ilgiau stumti reikia. Davai, įveiksi. Gerai. Ištiesini vairą ir stumi, turi įvaryti. Stumi, pasatai ant kojelės. Parodai, kaip moki. Gerai. Ir 7 ir seniausiai Javo pralikai. Geras. Toks kontrastas. Šiukai. Na taip, gaziukas po gaziuko. Matot, vėl jau geriau išeina. Nu, galim eiti jau ir sudėtingesnių dalykų. Visokių pratimų prigalvoti. O pratimai yra labai paprasti. Aštuoniukė, gyvatėlė, lėtoji, greitoji. Įsibėgėjimas, sustojimas prie stoplinio. Gazo! Jo, bet greičio buvo koks 15-17, ne? 17. Nu kaip lėta pėda. Nekirsiuosi ir netoliau kaip metai ir aišku ratai, kad nepračiostų. Ir lėtas važiavimas, įsistumimas, atbulinė ten, nežinau kaip vadinasi, tam briedžio apvažiavimas kažkokiais įzdomos figūros. Nu, ko jau mokins tikrai vairavimo mokyklą, jums to nebūtina. Oi, na ir va taip. O jeigu nori gerai pasiruošti regitrai, tai siūlau užsirašyti į vairavimo mokyklą. Ir ten išmokys visų pagrindų. Nes jeigu ir sudaužysit motociklą, tai mokyklos motociklai su lankais, apsaugom visom. Aišku, irgi negerai, kai krenta, bet tikrai ne tai kaip čia toks plikutis, nuogutis, visas blizgutis toks. Nukris nebebus toks blizgutis. Sakau visiems iki kito karto.